Dolores Cannon apie Dievą, angelus ir žmogų. Dolores Cannon, amerikiečių hipnoterapeutė, regresologė, pomirtinio pasaulio tyrinėtoja, 14 knygų apie hipnozėje esančių žmonių potyrius autorė. 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje sukūrė savitą regresinės hipnozės metodiką, kuri leido jai tyrinėti praeitus klientų gyvenimus ir tų žinių pagrindų gydyti dvasinės ir psichologinės traumas. Cannon nuomonė, regresinė hipnozė padeda klientams nugrimzti į tą pasąmonės lygmenį, kurį galima vadinti viršsąmonė arba aukštesniojo aš sąmonė, ir kuriame išsaugota tokia informacija ir tokios žinios, kokių budri sąmonė neprisimena. Šiame įraše pateikiamos ištraukos iš jos pranešimo vienoje konferencijoje viešnagės Rusijoje metu. Čia jie aptarė Dievo, angelų sampratą, žmogaus santykį su jais. Cannon pasakoja: per mano regresinės hipnozės seansus kai kurie pacientai grįždavo atgal į pirminį šaltinį, iš kurio kilę. Jie sakė, kad ten tvyrančios meilės neįmanoma aprašyti. Jie nenori grįžti iš ten. Tai kažkas neįsivaizduojama. Visi mes išėjome iš ten. Visa, kas egzistuoja, sukurta šaltinio ir negali egzistuoti be jo. Tai tarsi klijai, kurie sujungia viską. Jei jis išnyktų, bent menkiausiai sekundės dalelytei, viskas suirtų. Niekas negali egzistuoti be šios galios. Jos dėka visa laikosi kartu. Visa prasidėjo jame. Pačioje pradžioje mes visi buvome jo dalys. Ji aprašo kaip didžiulę, ryškią šviesą, milžinišką energijos šaltinį, iš kurio viskas atsiranda. Savo regresinės hipnozės tyrinėjimuose supratau, kad pačioje pradžioje Dievas buvo milžiniškas energinis šaltinis, pulsuojantis erdvėje. Po to jį apėmė smalsumas. Jis užsimanė žinių ir potyrių, bet toks, koks buvo iš pradžių, negalėjo to įgyvendinti. Tada jis sprogo, ir mes tai vadiname didžiojo sprogimo teorija. Nuo sprogimo jis suskilo į smulkiausias dalelytes ir jos ėmė skrieti visomis kryptimis, tolyn nuo centro. Kai kurios dalelės tapo visatomis, kai kurios galaktikomis, kai kurios sielomis. Jei pažvelgsime į pačią mūsų esmę, kas mes iš tikrųjų esame, tai pamatysime, kad esame mažytės kibirkštėlės, kurios atsirado iš Dievo. Mes buvome išsiųsti įgyti patirties ir mokytis visko, ko tik įmanoma, ir gabenti šias žinias atgal. Dievas taip mokosi. Jis trokšta visko išmokti. Jis nori, kad mes įgytume patirties, todėl bendriausia prasme pasaulyje nėra nei gero, nei blogo. Viskas yra patirtis ir pamokos. Visa, ko išmokstame, ką patiriame, atnešame atgal į šaltinį. Viskas buvo sukurta taip. Jei galėtume pažvelgti į visumą, į visą neišmatuojamą gausybę mūsų praeitų gyvenimų, pamatytume, kad gavome visą įmanomą patirties įvairovę. Mes buvome viskuo – gėlėmis, augalais, gyvūnais. Pagal inkarnacijos teoriją mes turime stengtis pabūti viskuo ir tik tada baigti savo kelionę. Mes turime sužinoti, ką reiškia būti viskuo, ką reiškia pabūti Žemėje, kitose planetose, ką reiškia būti grynąja energija. Nesvarbu, ko būti, svarbu, kad tai yra šaltinio, Dievo raiškos formos.
Mes turime su viskuo susipažinti. Susipažinti be jokio teisimo, vertinimo. Ir mes turime visą tai nešti atgal į šaltinį. Galime įsivaizduoti save ląstelėmis Dievo kūne, kurios nuolat kaupia informaciją ir teikia ją pradžių pradžiai, šaltiniui. Kartą aš paklausiau, o ką Dievas veikia su ta informacija, kurią mes sukaupėme ir atnešėme jam? Jie man atsakė, jis panaudoja ją tam, kad sukurtų dar daugiau. Jis visą laiką begalinio kūrimo procese. Ir viskas sukurta meilės dėka. Tai ir yra ta jėga, į kurią viskas remiasi. Jis panaudoja visą mūsų patirtį, visas mūsų sukauptas žinias, kad sukurtų naujas visatas, naujas gyvybės formas. Ir tai begalinis procesas. Kartą paklausiau, o kas atsitiks, kai mes sukaupsime visą įmanomą informaciją, tūkstančių gyvenimų informaciją? Juk tokiu atveju mes galėtume grįžti į šaltinį ir likti ten visiems laikams. Nes kai grįžtame į šaltinį, nenorime iš jo išeiti. Nes vėl būti kartu, taip malonu, taip gražu. Ten meilė, kurios neįmanoma aprašyti. Aš paklausiau, o kas vyksta toliau? Jie atsakė, po to jis vėl sprogsta ir viskas vėl prasideda iš naujo. Kitos kelionės į kitas vietas ir erdves. Yra kitos visatos, kitos galaktikos, kitos egzistavimo formos, kurių jūs net negalite įsivaizduoti. Ir mes visą laiką leidžiamės į kelionę, kad pažintume, išmoktume tai, ko dar nebuvome patyrę. Ir tuo atžvilgiu mes visi esame Dievas. Pasakymas, kad mes visi esame Dievas, neprieštarauja religijai, nes mes visi išėjome iš šaltinio ir mes visi esame jo dalys ir visada būsime jo dalys. Tai nuolatinis judėjimas, kuris niekada nesibaigia. Kai mes galvojame apie savo kasdienės problemas, tai gryni niekai, lyginant su tuo tikslu, dėl kurio atėjome čia. Surinkti žinias ir informaciją, padėti vienas kitam, suprasti, kad meilė tai visa ko esmė. Aš teikiu žmonėms galimybę išgydyti save patiems. Kai paleidžiu seanso įrašą, kad mokiniai pamatytų, kaip žingsnis po žingsnio vyksta išgijimas per vieną sesiją, kai kurie sako, tai stebuklas, to iš tikrųjų negali būti. Gali būti. Gali, vos tik jūs suvoksite savo sąmonės galią. Jūsų sąmonė turi milžinišką galią. Tiesiog mes jau užmiršome tai. Turime grąžinti savo šią galią. Mes galime visiškai valdyti savo kūnus. Mes galime išgydyti save, kai tik suvoksime, kokias galias galime valdyti. Tik mes leidome toms galioms užmygti tūkstančiams metų. Dabar pribrendo reikalas susigrąžinti jas. Per savo kursus aš mokau žmones daryti tą patį, ką ir aš darau. Savo metodikos pradėjau mokyti nuo 2002 metų. Iš pradžių maniau, kad pas mane gali mokytis tik hipnoterapeutai, kad tik jie gali suprasti, ką aš darau. Vėliau patyriau, kad kaip tik su jais turiu daugiausia problemų, nes jie jau išmokyti dirbti pagal vieną metodą ir jiems sunku nuo jo atsitraukti. Prie manęs prieidavo žmonės ir prašydavo, prašau, leiskite man mokytis jūsų klasėje, aš noriu išmokti. Šie žmonės paprastai užsiima gydymo praktikomis, gydymu rankų delnais, reiki metodu ir kitomis energinėmis praktikomis. Su jais pasiekiu geresnių rezultatų
nes jiems nereikia mokytis iš naujo. Jie pradeda nuo nulio, daro tai, ką jiems parodau, ir jiems pavyksta pasiekti rezultatų. Mano mokymai vyksta visame pasaulyje. Aš gaunu daugybę elektroninių laiškų iš savo mokinių. Daugelėje pasakojama, kad ir su jų klientais vyksta tokie patys stebuklai, kaip ir per mano užsiėmimus. Jūs tiesiog rodote žmonėms, kokią jėgą turi jų sąmonė. Jūs patys darote save ligoniais. Žmonės nemėgsta to girdėti, bet aš pakartosiu, jūs patys tai darote, patys verčiate save ligoniais. Žmogaus kūnas sukurtas visada būti idealiai sveikas. Jei kokie nors procesai vyksta neteisingai, jei kūne jaučiate kokį nors skausmą, tai sąmonė tokiu būdu bando jums kažką pasakyti. Taigi, jei jūs sukuriate lygą patys savo ir jūsų sąmonė tokia stipri, kad susargdintų, tai ji pakankamai stipri, kad ir išgydytų. Jūsų sąmonės jėga neįsivaizduojama. Savo darbe aš padedu žmogui atrasti priežastį, dėl ko jis padarė tai savo, dėl ko save susargdino. Žmonės sako, aš nenoriu sirgti, aš netikiu, kad pats save susargdinau, bet priežastis visada yra. Gydytojai neturi laiko atsisėsti ir susivokti, kas vyksta žmogaus gyvenime, kas vyksta jo namuose, šeimoje, kokie santykiai su sutuoktiniu, kokie išgyvenimai patiriami. Visada yra priežastis, dėl ko žmonės sukuria savo ligas. Gydytojams neskiriama laiko aiškintis visą tai. O aš kiekvienam klientui skiriu ištisas valandas. Iki sesijos pradžios stengiuosi sužinoti apie jį viską, ką tik įmanoma sužinoti. Tik tokiu atveju kartu galime rasti idėją, iš kur kilusi ta ar kita problema. Vos tik suprasite, kodėl darote tai savo, kas vyksta jūsų gyvenime, liga bemat išnyks. Štai kokią jėgą turime savyje, bet net neįtarėme, kad ją turime. Kartais aš liečiu gėlės ir sakau joms, jūs tokios gražios, aš taip mėgstu jūs. Galima apkabinti medį ir pajusti jo energiją. Medis gyvas, viskas yra kūrėjo dalis. Kadangi ir mes esame kūrėjo dalis, tai mes kažkuria prasme taip pat esame kūrėjai. Kai tik suprasite tai, galėsite savo gyvenime sukurti viską, ką tik užsimanysite. Todėl, kad mes sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Jėzus sakė, viską, ką aš darau, jūs irgi galite daryti, ir net daugiau. Mes visi turime šias savybės, tik nesuvokiame to ir stūmėme į antrąjį planą. Kiekvienas žmogus turi tokias savybės. Tai reikia atsiverti joms. Tai reikia patikėti, kad galite tai daryti. O jei tikite, kad negalite, tai ir negalite. O jei tikite, kad galite, visą tai ir turėsite, nes visa tai yra vidinėse nuostatose. Tikėkite, pasitikėkite savimi ir pamatysite, kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Viskas, kas yra jūsų gyvenime, tai jūs atnešite, tai jūs sukūrėte. Jei kas nors gyvenime nepatinka, galite pašalinti tai ir pakeisti gyvenimą. Vos tik patikėsite, kad esate sujungti su Dievu, su kūrėju, dangiškaisiais mokytojais, angelais sargais. Jie iš tikrųjų nori padėti jums. Jie iš tikrųjų myli jūs. Jie nori būti su jumis ir padėti. Jums tai reikia atpažinti juos ir jausti jų buvimą šalia savęs ir savyje. Ir tada prasidės stebuklai. Pasikeis visas gyvenimas. Ar ne per lengvai visa tai skamba? O gal tai iš tikrųjų lengva? Gal taip, o gal ir ne.
Viskas priklauso nuo to, kaip stipriai patys tai komplikuojate. Bet tai iš tikrųjų egzistuoja. Tai nemokama ir pasiekiama kiekvienam. Kai mes ateiname į šį gyvenimą, mes niekada nebūname vieni. Kiekvienam priskirtas angelas sargas, kuris dažniausiai yra kartu su jumis visą gyvenimą. Angelai sargai rūpinasi ir padeda jums, bet jie negali įsikišti tiesiogiai. Dauguma žmonių mano, kad jie vieniši. Jie tiesiog nežino, kad turi angelų sargus, kurie priskirti jiems gimimo momentu. Bet kadangi angelai neturi teisės kištis į tavo gyvenimą, jei nepaprašai jų pagalbos, jie ir negali padėti. Angelai sargai labai džiaugiasi, kai mes kreipiamės į juos. Sakykite, ko jums reikia, ir jie padarys viską, kad tik padėtų. Jie sukurs stebuklus, jei tik žinos, ko norite. Kiekvienam žmogui priskirtas mažiausiai vienas angelas sargas. Galite vadinti jį mokytoju ar dar kaip nors kitaip. Kai kuriems žmonėms priskirti daugiau negu vienas angelas sargas. Angelų sargų skaičius priklauso nuo to, kiek sudėtinga žmogaus gyvenimas. Jų gali būti net 4 ar daugiau, ir jie rūpinasi skirtingais gyvenimo periodais. Jei gyvenimas keičiasi ir ima sukti kitą kryptimi, tai angelai sargai gali keistis vietomis, ir konkrečiu momentu jiems į pagalbą ateina tas angelas, kuris šioje konkrečioje srityje turi daugiau žinių, daugiau patirties. Bet paprastai turite vieną pagrindinį angelą, kuris lydi per visą gyvenimą. Angelus dažnai vadina messengeriais, tai yra atnešančiai žinią. Ir jie iš tikrųjų tokie yra. Jie gyvena anapusybėje ir daugelis jų niekada nebuvo ir nenorėjo inkarnuotis žmonių kūnuose. Jie tiesiog to nenori. Jie nori būti anoje uždangos pusėje ir rūpintis žmonėmis iš ten. Tai tiesiog kitos būtybės ir jos realios. Kai kurie angelai sargai tai miręs giminaitis, kuris nusprendė rūpintis artimų žmogumi po to, kai pats perėjo į kitą pasaulį. Angelas tai tiesiog kita Dievo dalis. Jis tiesiog atlieka savo darbą.